Spa Vilnius Sana tai gydomasis ir poilsio centras įsikūręs seniausiame Lietuvos kurorte Druskininkuose. Šią savaitę pailsėti ir atgauti jėgas čia atvyko kelios projekto Kviečiu šokti pažadinta aistra poros. Vos atvykę šokėjai puolė prie didžiausio Spa Vilnius Sana turimo turto – nuosavo mineralinio vandens gręžinio. Išgėrus vieną stiklinę šio gydomųjų savybių turinčio stebuklo, organizmas kalcio ir magnio kiekiu aprūpinamas visai savaitei. Jeigu sveika, reikia gerti, tą ir darom visą šitą laiką, kol būnam Druskininkuose. Gintarė su Vytu lepinosi klasikiniu masažu, kuris atpalaiduoja raumenis ir padidina jų darbingumą. Ramina nervų sistemą, pagerina vidaus organų veiklą, panaikina skausmus bei sumažina įtampą. Puikiai atsipalaidavus, pagaliau po intensyvios savaitės. Iš tikrųjų labai reikėjo šito poilsio, nes paskutinė savaitė buvo beprotiškai sunki. Tiek fiziškai, tiek morališkai. Ir iš tikrųjų buvo sunkiausia, ko gero, per visą projektą. Įspūdžiai tokie, kad panašiai kaip ryte po rytinio žadintuvo nesinori lipti nuo lovos, tai čia nuo masažinio gulto lygiai taip pat. Visiškai nesinorėjo nei keltis, nei pramerkti akių, nes taip ir skraidau toli, kai išmasažavo. Labai smagu iš tikrųjų. Pilnavertiai kūno ir sielos atgaivai labai svarbu ir kokybiškas natūralus maistas. Siekiant užtikrinti aukščiausią jo kokybę, restorano lankytojams maistas gaminamas iš aplinkiniuose ekologiškuose ūkiuose užaugintų produktų. Mūsų šokėjai susižavėjimo neslėpė čia pat jiems matant spaustomis šviežiomis sultimis. Iš tiesų pirmą kartą ragavau tokių puikių sulčių, nebuvau bandęs čia išdrįsau pabandyti, tai yra ir siūlau visiems jums. Tai yra greipfrutų sultys šviežiai spaustos su saliero irgi stiebo sultimis. Dabar manau, kad gersiu dažniau šitas sultis. Dar ką pastebėjau, kad jie patys kepa duoną. Galbūt aš tiek daug nevalgau, bet man be galo buvo smalsu pats skonis, nes aš augau visą gyvenimą kaime ant to maisto tokio naminio tikro. Tai kas yra iškepta, tas tikrai jaučiasi labai skani duonytė ir tikrai jaučiasi, kad nenupirkta už kampų parduotuviai. Tad pamiršę dietas ir sunkes treniruotes, šokėjai poilsiavo, sočiai valgė ir pagaliau atsipalaidavo. Kviečiu šokti!